Sveiki, noriu padėkoti labai už jūsų dėmesį, už širdeles, komentarus, laikus, už donatus. Žiūrim šiandien, koks vyras jums skirtas likimo. Koks vyras jums skirtas likimo, meilės vyras. Koks vyras jums skirtas likimo, galbūt parodys. O, čia jisai vienišas, labai išmintingas, išėjęs į išmintį. Biški gal intravertas šiuo momentu arba apskritai. Bet aš noriu dar pažiūrėti pradžioj, kas jūs, kad jūs save atpažintumėt, ar ne? Nu, taip. Kas jūs? Aha, kas jūs? Nu, jūs čia kažkur persikraustėt, jaučiu. Arba tolima kelionė su daiktais į kurtuvės įvyko. Į kurtuvės įvyko. Iš kažkur išėjote ir ko gero kažkur persikraustėte jo. Ir kažkaip atradus tą harmoniją, čia net laikote savo komforto zonos, laikotės tą, ką turite. Man jūs irgi rodovot, jisai, kaip aš sakiau, vienišas, išmintingas, gal toks intravertas, toks dvasinių tų paieškų žmogus. Gali irgi jam ten domėtis, ten joga, žinot, tą dvasinę būseną, ten, nu, kaip pasakyti, tokia dvasiškai intelektualus žmogus. Gal ir intelektualus šiaip, bet esmė, nes ką aš noriu pasakyti, jūs irgi tokia pati, tokio pat mentaliteto, kaip ir. Čia irgi labai panašiai rodo, gal turit gerą intuiciją, irgi tokia moteris žiniečia, gal domitės ten astrologiją arba tą dvasinių pasaulio irgi. Nu, čia bilekas gali būti, kas link, bet daugiau dvasiniai tokie dalykai, ne materialiniai netgi sakyčiau. Tai nereiškia, kad jums nereikia pinigų, viskas tvarkoja, jūs laikotės komforto, laukit kažkokių rezultatų. Bet žodžio energetiškai jūs labai panašus. Nu tai teisinga, jums skirtas likimo ir turi būti toksai. Čia pas jūs buvo, va, žiūrėkit, pergyvenimai, gal netgi konfliktai dėl tų kažkokių finansinių dalykų. Sakau, jūs išvažiavot, persikraustėte, dabar švenčiat, kaip įrodo man, tas įkurtuvės savo, kažkur kitur. Bet aš taip matau, kad jūs irgi viena. Harmonijoje kaip ir po visko to atradot emocinį komfortą. Bet buvo konfliktiška situacija dėl planų gal kažkokių sunkių įgyvendinimų, arba ilgai laukėte to persikraustimo, pavyzdžiui. Arba tos tolimos kelionės, bet ten vis tiek su daiktais ilgam kažkaip tai. Ir šitagi, nu, po stresų kažkokiu. Jo, dabar jums kaip ir viskas neblogai. Čia buvo netgi pas jūs galėjo sugriūti santykiai arba per tą vyrą kažkokie tai finansinė ta gerovė su kažkuo tai. Turiu omeny vyras, tai yra staigiai galbūt net netikėtai, žinot, gal dėl to ir pergyvenot, nes, sakau, dėl to ir išsikraustėt, išvažiavot. Jis gali būti ugnies stichijos. Jis gali būti ugnies stichijos, arba dar moteris čia krenta, arba jūs gal esate, pavyzdžiui, žemės stichijos. Žodžiu, su kažkokiu vyru staigūs pokyčiai buvo pas jūs. Griūtis. Palietė ir finansiškai. Bet dabar kaip ir viskas tvarkoja. Aš nežinau, ar čia dar reikia jums savęs atpažinimų. Pagrindinis va tas išvažiavimas, persikraustimas kažkur po konfliktų. Ir dabar jūs irgi viena tokia
nuėjusi gal į dvasinį tą kažkokį pasaulį. Nu, tai teisingai, jūs net žiūrėkite, jeigu žiūrit video, tai jau taro jau yra kaip ir aukščiausios jėgos, jau čia tokie mistiniai dalykai, kaip ir mums ne viskas žinoma, tai va panašiai kažkaip. Jūs labiau gal, vat, tas vyras, šiaip išmintis, jisai gali, sakau, būt labai intelektualas, šiek tiek intravertas dabar. Nu gerai, žiūrim toliau, ar ne? Kas jis? Kas tas vyras jums skirtas likimo? Ateity, kada jūs jį galbūt sutiksit, net parodys. Kas tas vyras, kaip jums jį atpažinti? Jums skirtas likimo, kurio neišvengsit, ta prasme, jau tų santykių. Nu va čia kas yra biški negerai gal. Vat skirtas likimo, vat ir yra tas... Jūs mentališkai esate, kaip pasakyt, susiję priklausomybę mentalinę. Va čia nėra labai gerai iš tikrųjų. Bet tas vyras eina per finansus darbus, savo srities meistras. Savo srities meistras. Tai žinokit, va čia tas vyras. Ugnies, kur aš sakiau jau. Skirtas likimui. Nu, ne, palaukit, ne. Kitas vyras dar eina. Bet tas vyras, su kurio griūtis buvo, jisai su Lazdų karalienė. Jisai turi kitą. Čia jau gaunasi, žodžiu, tretie asmenys buvo. Arba dabar jisai jau yra pas jį, moteris. Va ta, kur sakiau, kad griūtis. Va jisai, atsiprašau, aš iškart pasakiau, neišdėjus toliau. Žodžiu, taip aš jums pasakysiu. Kaip jisai, va jūs kaip pora einat, taurių karalienė, taurių karalius. Aš nežinau, kaip ir skirtas jisai jums likimo šeimai. Jūs kaip pora einat, per darbus, per finansus. Emociškai labai vienas prie kito būsit prisirišę. Dar kai kam netgi tinka taip, kad jūs čia ir įsikraustėte būtent dėl pas šitą vyrą. Dabar jau sutikote ir čia šventė vos ne vestuvės, įkurtuvės su juo net gali būti. Kai aš žiūrėjau ant jūsų. Suprantat? Nu, žinot, ką aš jums pasakysiu. Vėl buvęs. Taip norėjau naują nors kartą ištraukti. O, tu Dieve mano. Čia kažkokia praeities meilė jums krenta, žinokit. Ir nauja pradžia su juo, šansas šeimai. Gerovė, pati geriausia korta krenta. Ką žinau, kaip aš negaliu teikti tikrai, kad jisai, pavyzdžiui, vandens stichijos, bet gali būti. Čia, žiūrėkit, krenta. Jisai buvo vedęs, jam buvo labai didelė sunki našta, žodžiu. Vedęs buvo, gali būti oro karalienė, pavyzdžiui, oro stichijos moteris, intelektualė kažkokia. Žiūrėkit, jo, čia įsikrau, aš nežinau, jau kažkas yra su juo ir va tos įkurtuvės, vestuvės jau kartu yra pas jūs. Tai jisai jums skirtas likimo ir čia jums ilgam jisai.
Čia pas jūs gal netgi jau ir iš praeities yra ta mentalinė priklausomybė, bet jūs negalėjote būti kartu, turėjote atskirus gyvenimus. Bet kokiu atveju jis eina per finansus, per darbus. Ir čia su jo sąjunga ir naujai pradžiai. Nes aš sakau, čia persikraustimas ir vėl man patvirtina, kad persikraustimas. Staigus, net netikėtas. Ir ten emocinis komfortas. Aš nežinau, žinokit. Gerai, mane uždarė geriausią kortą, bet kokiu atveju čia šeima su juo bus. Čia galėjo būti trikampiai, daugam tinka. Išsiaiškinom, kad jūs persikraustėt į kurtuvės vestuvės. Kas pas jį dabar gyvenime vyksta, pas šitą vyrą? Sąjunga. Nu su jumis, po pergyvenimų stresinių situacijų. Laukimas buvo. Aš nežinau, čia labai daug kas žiūri jau žinodamas, apie ką aš kalbu, tiesiog pasitikslinimui gali būti. Jo, iš praeities jisai. Buvo sudaužyta širdis, meilės trikampis galbūt, ilgesys, nes aš jums sakiau, velnės buvo priklausomybė mentalinė yra labai didelė. Tarp jūsų, jūs ten per atstumą galite jausti vienas kitą. Ir jūs žinot, apie ką aš kalbu. Nu tai ką, tai čia jau reikia baigti viską. Nauja pradžia su šito vyru. Jo, jisai jau vienišas, atsiribojęs, užbaigęs viską. Buvo sąjungoje, gal santuokoje. Gali būti jisai kažkoks per darbą darbdavys, pavyzdžiui, jeigu kai kam gal net nesantuokoje, nes jisai dabar vienas yra atsiribojęs, gina savo poziciją. Žiūrėkit, kitas miestas, kitas šalis ir jūs jau išvažiavus kaip ir, arba ruošiatės. Tai žodžiu, jeigu dar tik ruošitės, tai gerai, važiuokit, labai fainai viskas bus. Labai fainai viskas bus. Jūs einat vienodų energijų, jūs labai vienas kitam tinkat. Nežinau, ką dar čia pasakyti. Nežinau, ką dar čia pasakyti. Ar būsite laimingas su juo? Nu, jisai iš praeities. Žiūrėkit, vėl jūs man abudu iškritot, matot, ne? Taurių karalius ir taurių karalienė. Vienodų energijų, viens kitam. Nu, ta prasme, čia nebūtinai vandens stichijos, bet gali būti ir taip. Vienodų energijų viens kitam labai tinkat mentališkai, emociškai, ta prasme. Jo, anksčiau buvo kažkokia tokia situacija, kur negalėjimas tiesiog judėti į priekį, va čia galėjo būti įsipareigojimai kažkokie, nes čia va kaip ir šventiko korta krenta, bet čia aukščiausios jėgos jūs sujungia. Visur patvirtina va tą tokį emocinį ryšį. Ir svajonių išsipildymą. Jo. Jo, po pabaigos. Po praradimų, žodžiu. Klausimas, kas buvo? Net pamiršau klausimą paskutinį. Žodžiu, svajonių išsipildymas. Bet kokiu atveju teigiamas, labai gerai viskas. Svajonių išsipildymas. Tai va. Tai aš galvoju, jūs pati jautėt, kad kuris jums vyras skirtas. Čia jokių nematau ateity, kad būtų, pavyzdžiui, pamokos kažkokios ten, kai būna, žinot, karminis ryšys, reikia praeiti pamoką ir ten po to tik tai būsit laimingi. Čia jau viskas kaip ir praeita, čia jau rezultatas. Čia jau rezultatas.
Tai ta kelionė kaip ir čia su juo ir susijusi ir aš kaip ir galvoju, kad jūs netgi žinot. Arba, nu, jūs turėtumėt žinoti, apie ką aš šneku iš tikrųjų, va tam ir tiks. Tai va. O va šitas, va, kur sakiau, ugnies galbūt sikijos, arba, nu, kaip apibūdinti. Labai toksai veiklus, siekiantis savo tikslų, kartais gali būti per daug, kaip pasakyti, ne tai kad arogantiškas, egoistiškas gal biški gali būti kartais, bet labai labai, tai čia su juo, va, žodžiu, kaip ir viskas. Va šitai moteriai. Ir čia va nauja pradžia sąjungos su kitu, svajonių išsipildymas, suprantat? Čia jau viskas, jisai į praeitį eina. Jūs gal dar rinkotės, nes čia dviprasmė apatija buvo, jūs galvojat, ką galbūt daryti, žinot ir šitą. Tai va, gal ir žiūrit dėl to, kad dar nežinot, ką daryti. Tai va, darykit. Žodžiu, ten reikia jums. Reikia ten jums, apie ką aš šnekėjau. Važiuoti, kraustytis ten kažkur tai. Ir švęsti, jeigu dar to neįvyko. Žodžiu, tai va, tai sėkmės jums. Čia ilgam, čia jau pamokos praeitos, čia jau jisai jau viską apmastęs ginuoja, sakau, į šitą, į save, jau į tas išmintingas turiu omeny žmogus, jūs irgi jau jaučiat, turit gerą intuiciją, ta prasme, jaučiat visas energijas, nu, žodžiu, labai vienas kitam emociškai, jūs tiesiog puikiai tinkate ir pas jūs bus šeima. Sėkmės jums.